Sveiki. Aš esu Irina, vaikas va ten, sėdi irgi klausosi. Iš tikrųjų, nors GNLD mums yra pagrindinė veikla šiuo metu, atėjom mes į ją būtent ieškodami produktų ir būtent vaikui, nes buvo labai keista situacija. Vat, sako, auksė maitinti reikia, maitinau sąžiningai 2 metus. Kažkur viskas buvo gerai, nesirgo, bet kažkaip atsitiko, buvo jam metai, gal ir 4 mėnesiai. Kosulys kažkoks įprastas kosulys, nieko baisaus, bet pradėjo dusti. Tiesiog neįkvėpė oro. Nesmagu, nuvažiavom į ligoninę, obstrukcinis bronchitas, gydymo nėra. Yra tik tai ta baisioji triūba, kuri astmatikams skirta, vaistai, kurie tiesiog praplečia, kad galėtų kvėpuoti. Vaikui duodu su ta baisia triūba, tai buvo košmaras iš tikrųjų, nes reikėjo laikyti jėgą, tą vaiką klykiantį ir nuolat tą daryti. Ir prasidėjo kažkoks, iš tikrųjų košmariškas laikas, nes sirgo žmogus lygiai kas 2 savaitės. Tai yra biškutį pabūna, nesusirgęs vėl. Lygos nesunkios, slagytė arba kosulys, bet iš karto tas dusimas. Ir vėl ta triūba, ir jau vaikas jau tik tai atidarau spintelę, jau pabėga į kitą kambarį. Iš tikrųjų buvo liūdna ir ieškojom, nežinojom, ką daryti. Ir ištisai mėnesiais. Niekur nevaikščioju, jokį darželį, karantinas namuose. Jeigu tu turi snarglį, pas mus namo įeiti negali. Net neėjome į parduotuvę apsipirkti, su vienu nieko. Visiškas karantinas, bet sirgo. Ir teko jį gydyti netgi vaistais nuo astmatikams, kurie lėtina lėtinį uždegimą gydo. Ir tada aprimo, bet mes labai greitai išsiaiškinom, kas galėtų būti iš natūralesnių priemonių tą patį daryti. Ir parinkom jam priemonių, kurios tiesiog užtikrintų jam tas visas medžiagas reikalingas. Ir ką galiu pasakyti, nuo to laiko, kažkur nuo 2 gal metų jau su pusė, jis ne tai, kad nesirga, bet yra visiškas ekstremalas. Iš tikrųjų, jau maudėsi jūroje šiemet, tik iki kelių, bet praeidė ilgai su visais batais. O dabar buvom tik toje mokymuose Estijoje. Arba mamos, dabar buvo kažkuria diena kieme, kai lyjo lietus. Ir buvo ganėtinai šalta ir visos mamos tik iš langų: ar tu ten, kur kiši rankas į balą, tu prie jos tik tupėk, bet tu nekišk rankų į balą, o jie ten vaikai stato kažkokius ten upelius, tiltus, jiem negali nekišti, vaikai frustracijoje, o mano vaikas sėdi visas baloj, aš tik tai sakau, žinai, tik po užpakaliu pakišk koją, kad puslė apsaug, visas šlapias, kiaurai balos ten mirksi ir aš tos visas mamos aplinkui, tos vaikus tik tai. O aš sėdžiu ir apsimintu kerpės, stengiasi jas nežiūrėti, nes jos į mane negali irgi žiūrėti, nes galvoju, kad aš kažkokia beprotė. Tai, tiesiog vaikas nustoja sirgti visiškai. Ir to, ką sako auksė, aš mielai jam virčiau valandą tą košę ir pati tada turėsiu ją valgyti. Ką jis valgo, aš geriau nepasakosiu, gerai, kad valgo papildus. Kapsulės, tiesiog sukramta visas. Auksė sako, kad išspjauna, maniškai viskas skanu, viskas sukramta ir tiesiog džiaugiamės, kad visiškai nebesirgo vaikutis. Tai ką jūs kalbam? Tai praktiškai nieko nauja. Tuos vitaminus, tada... Kiek tablečių? Vitas vienas? Žinot, dabar nuo 1 iki 3, netgi dabar mes labiau einam prie tų omega-3, karotinoidai ir trenenas, tų valgo daugiausia. Aš duodu nuo 1 iki 3 vitas tablečių, visą tą trijulę, kaip minėjau, omega-3, karotinoidai ir trenenas. Šiaip jeigu duodat 3 tabletės vaikiškų, tai nereikia treneno, jau užteks vaikui. Ir viskas, dar duodu karts nuo karto acidafilus, nes labai svarbu vaikam
kurie nevalgo daug tų rūgščių pieno produktų, tiesiog žarnynas negali pasisavinti tam tikrų medžiagų ir irgi tiesiog jų trūkumas susidaro. Ir viskas, taip atidarau dėžutę ryte, jisai taip susirinka, o gali šitas 2. Tai nuolat vyksta dėrybos, kad 2 jau geriau nereikia. Jo, produktas yra nesveika. Iš tikrųjų, kaip sakau, ir duonos nereiktų persivalgyti, jeigu po 4 kepalus kasdieną suvalgysit, irgi nieko gero nebus, kad ir labai sveikos. Ir dar vieną Rina dalyką paminėjo, kad sakė, jeigu virčiau košę, tektų valgyti pačiai. Tai labai stebiuosi kartais tėvelis, kuriem ten vaikam kokie 7, 8 metai, 10 metų ir sako, mano vaikas tai košės nevalgo, jau išaugo. O sakau, kodėl išaugo, tai čia sakau normalus maistas. Nu, bet nevalgo, sako, nemėgsta. O tai sakau, tu pats arba pati valgai košę? Ne, sako, kiaušinienį įsikepu, sumuštinį pasidarau. Vaikai yra kopijos, jie galvoju užsifiksuoja tą, ką mato jūsų lėkštėje, tą jie nori valgyti. Galbūt to nepasako, jiem dar ten darželį valgė košę, kaip ir viskas gerai. Namuose, nu gerai, čia tėvai ten ant aukštesnio stalo valgo, vaikai tarkim prie savo kokio mažesnio stalo, dar viskas gerai. Bet kai jie atsisėda prie bendro stalo, jie pradeda kopijuoti, nesąmoningai kopijuoti. Tai jeigu norit vaiką, kuris maitintųsi sveikai išauginti iki didelio, tai turit praktiškai valgyti tą patį, ką jie. Nes jeigu jūs valgysit iš McDonald'o nusipirkę bulvytės parsinešę, o jam virsit grikių košę, žinokit, jie ko gero greitai nebus. Jisai valgys irgi McDonald'inį maistą. Tai va, vaikai yra jūsų kopijos. Tai vaikas auga iki mokyklos. Dabar mokykloje atsiranda dar didesnė problema. Duodam vaikam pinigėlių ir jie gali nusipirkti šilto maisto. Bet dažniausiai taip nebūna, nes prie mokyklos yra kioskas, koks nors greito maisto, kokia nors kavinukė ar dar kažkas. Ir jie dažniausiai prisiperka ten ir čipsų visokių ir visko. Ir aš kartais, kai važiuoju po mokyklas skaityti apie sveiką mitybą vaikams, tai kai jie papasako, kad ten valgo, tai man toks stresas lengvas ištinka ir galvoju, mano vaikas augais, tai bus irgi mokykloje ir aš jam duosiu pinigų. Tai va, tai tokiem vaikam iš tikrųjų reikėtų, kaip sakau, pirmiausia rodyti gerą pavyzdį. Ir jeigu taip atsitinka, kad tas vaikas, nu kaip sakau, pirmokas, jam į tą mokyklą eiti stresas, dar darželėje kažkur buvo miela auklėtoja, kuri ten ir ant kelių palaikė ir tie patys draugai, su kuriais šalia lovytėje miegojo, o išėjo į mokyklą, tai nei mamos, nei tėčio, nei sesės, nei tų draugų, auklėtoja kažkur laksto, iš vis dėmesio jį nekreipia. Toks vaikas galbūt nenori į mokyklą, dar reikia 45 minutės išsėdėti suolį ir dar matematiką skaičiuoti, nu tai šitas. Ir tokius vaikus labai dažnai atveda į polikliniką, jie būna skauda pilvą. Nuo ko skauda pilvą, neaišku. Toks fiziologinis skausmas, tiesiog jis neturi aiškios priežasties, arba pradeda rūgštys jam kilti, arba pradeda jis vos nevemti tais rytais, nes jam kažkas yra blogai. Tai aišku, daug su tokiu vaiku reikėtų šnekėtis, daug kreipti į tokį vaiką dėmesio, gal iš tikrųjų jisai ten mokykloje ir ten skriaudžiamas, ar jam šiaip negerai, arba draugai nepatinka, galbūt tada reikia pabūti geriausiu tuo draugu jo, bet yra dar tai ta pagalba, tarkim, ką galima fiziškai padėti tokiam vaikui. Visą laiką, aš atsimenu, ligoniniai nežinojau iš tikrųjų, kol dar yra kardinalda, tai mes skirdavom alijošių. Alijošių, gryną, jis yra pirkti vaistiniai, vitrinis, ten kainuoja apie gal 70 ar 80 litų. Tik tai liepdavom skiesti, nes koncentratas ten geras, kaip sakau, ir vaikai jo nemėgdavo. Jeigu dar su kokiom apelsinų sultim atskiečio, viskas tvarkoja, bet jeigu ten liepdavom suvalgyti jam šaukštą, tos tyrelės, tai aišku, po savaitės ar 2 ateidavo mama, sako, mano vaikas spurtos ir į tą alijošių žiūrėti nebenori. Tai ganalda radau tokį dalyką kaip alijošiaus gėrimas. Ir tokiem vaikam yra, daviau savo vaikui paragauti, galvoju, gers, negers, pažiūrėsi. Tai čia yra ir citrinos, ir ženšenė, ir padarytas skonis kaip limonado. Tai geras dalykas toksai, kad jeigu vaikas skundžiasi iš tikrųjų rūgščių kažkokiu kilimu, jeigu netgi mes tokiem vaikam darom tas vadinamas endoskopijas, užmigdę pasižiūrim, būna lengvi gastritai, dažniausiai jie, manau, to streso nuo aplinkos pasikeitimų būna ir vyresniems, aišku. 4., 5. klasė, kai jie jau nebenori mokytis ar panašiai ir jie ieško kažkokių priežasčių, jiem yra kažkas negerai, dažniausiai per skrandį visiems tiem vaikam atsiliepia. Tai tada rekomenduoju, žinokit, tikrai alijošiaus gėrimą, kuris, kaip sakau, man tai kaip limonadas. Ir tiem vaikam dažniausiai turbūt yra kaip limonadas ir nereikia šaukštis kabinti
to tikro alijošiaus, arba ten močiutėm gaminti namuose, spausti tą alijošių su medum, su citrina trinti ir kiekvieną dieną gerti tam vaikui. Jeigu mėgsta, žinoma, viskas tvarkoj. Tai būtų pirma turbūt tokia pagalba, kad nereikėtų gerti vaistų. Ir tikrai ne vienam esu padėjusi ir suaugusių žmonių, kas turi gastritus, praktiškai nuo vieno butelio baigėsi tie vaistų gėrimai, kurie yra jiems įprasti nuo vaikystės, dažniausiai nuo tos 1 klasės. Ir galima šito klausimu padėti. Kas dabar dar mokykloje atsitinka, galbūt papasakos Evaldas, nes turi biškį didesnių vaikų, kaip jiems sekasi tenai sirgti ar būti sveikiems. Sveiki, čia turėjo žmona stovėti, jinai ten gydo pas mus visus, bet jei šiandien atsiskaitimas, tai vat aš kažką bandysiu prisiminti. Tai pas mus 12, 8 ir 4 metų vaikai ir praktiškai viską, ką jau pasakoju, jeigu jau pilvo skausmai, tai aloja, bet tai aš ką norėjau pastebėti, ką pats gerai pamenu, tai pas mus nuolat būdavo vaistinėlėje daug tokių visokių peršalimo, tablečių, ten purškalų. Ir dabar galvoju, ką aš galėčiau prisiminti, kas ten pavadinimus bent jau. Tai tuščia, viską esame išmetę, nes galiojimas pasibaigė. Prieš 2 metus, kai mes atėjome į GNLD, tai vaikai antibiotikų neragavę yra. Visus peršalimo tokius slogas, ten likas kažkokias tai išsigydom jau su papildais. Kvėpavimai visi ten dar. Tai dar vaistinėliai tikrai yra aloe vera gelis, nežinau, ar čia dar bus įsidėtas. Tai kai vaikam labai jautri nosytė, tai sloguodami, tai tepasi labai gerai gydo. Mes dar česnaką duodam jau temperatūrą. Aišku, nuo temperatūros vaistai tai čia jie yra likę. Kai aukšta pakyla, tai jau mes... Bet tai česnakas, garlikas. Tai vaikam duodam. Vitaskverą daugiau. Vitaminą C. Ir daugiau tai mūsų nelabai tokia valgus yra. Tik mažoji dar. Bet kai serga, tai jie valgo. Ir omega tada išgeria, ir būtinai flavonoidų. Tai va, ir per kažkiek laiko praeina. Dabar, kai nevalgus, tai mes nutrišeiką tikrai turime. Kiekvienas turi po dėžutę savo, asmeninę. Ir jie, jeigu matom, kad mažiau mėsos valgo tas, jie patys negeria nieko. Reikia viską priimti. Tai matom, jau ten eina laikas su jie, tokio spagečiai, dar kažkas. Tai tada jau pasiūlau nutrišeiką. Šiaip tai jie dabar pakeitė mitybą su manimi. Tai košių valgo daugiau. Nes aš kai mečiau svorį, tai turėjau pasikoreguoti geriau valgyti, sveikiau. Tai patys vaikai kopijuoja.